Žmonės pasaulyje be galo įvairūs ir jų begalinė daugybė. O vis dėlto gyvena ne pavieniui ir ne kaip masė pavienių būtybių, bet susitelkę grupėmis. Tai būna šeimos, bendrijos, gentys, tautos, galų gale tautų sąjungos. Teldamiesi į gentis ir tautas, kad būtų lengviau išlikti, žmonės tose gentyse nusistato ir bendro gyvenimo taisyklių. Sakysim, kalbą, papročius. Taip randasi gentis arba giminė tarp kitų genčių ir giminių. Tarp kitko, seniausia lietuviškai rašyta konstitucija vartojo šį žodį. Ne tauta, bet giminiai. Mes esam vienos giminės. O ką reiškia konstitucija? Tai kaip tik taisyklės, pagal kurias gyvename. Galima gyventi įvairiai. Pavyzdžiui, smaugti ir ėsti vieniems kitus, kad ir toje savų giminėje arba tarp kitų giminių skirtingų. O galime padėti vieni kitiems, pasigaminant maisto ir šilumos, kad vargšai urviniai išliktume, gyventume. Tada jau svarbios gyvenimo taisyklės. Nuo senų senovės jos žinomos ir perduodamos kaip papročių teisė. O žmonijai pramokus rašto ir surašomos akmenyse, molio lentelėse, jaučių odose arba papiruso ritiniuose. Čia jau žmonijos istorija. Joje lengviau būti, kai naujų pirmokėlių klasė nepradeda visko iš naujo, bet turi protėvių išmėgintas taisyklės, kurias dar tobulina pagal naują patirtį. Kaip tvarkomės, kaip valdomės. Ir mes, lietuvėnai, turime savo valstybėje savo taisyklės, pagal kurias gyvename. Tai mūsų pačių, o ne kokio nors užkariautojo primestos taisyklės. Beje, o kas tie lietuvėnai? Iš kur atsirado? Tai visai aiškus žodis karaliaus Gedimino laiške Europos miestams. Rašant lotyniškai Lietovani. Lietuvos žmonės. Aš, Gedeminė, lietuvėnų bei rutėnų karalius. Gediminas visai neblogai skamba ir tegul skamba. Karaliaudamas Vilniuje, Gediminas kvietėsi užsieniečius į Lietuvą ir žadėjo jiems dovanų, privilegijų, saugaus gyvenimo taisyklių. Ir tai jau buvo Gedimino įstatymai, jo konstitucija, karaliaus Gedimino. Ji neišliko surašyta, bet išliko tęstinėse ano meto didelės šalies taisyklėse, lygi pat garsiųjų 16–18 amžiaus Lietuvos statutų.
kuriuos primena ir mūsų dabartinė konstitucija. Ji turi jau savą istoriją. Toje istorijoje nestigo kovų, ar iš viso turėsime nepriklausomą valstybę ir kokią ją turėsime. Yra akademinė knyga apie pirmąją laikinąją atkuriamos valstybės konstituciją. Čia ne akademinė, o asmeninė, su dokumentų paaiškinimais, komentarais, atsiminimais. Pats gyvenimas ir kova už valstybę turėtų būti įdomu. Lietuvos istorija apskritai nenuobodi. Tiek norėjau pasakyti. Knygose, kurias laikote rankose, sukaupta žinios apie Lietuvos konstitucijas, kurias raštingam piliečiui privalu žinoti.